Nu, kondrauga, darbą prišveitis, kaip visi baigti. Daug maž apsimečiojom, tus darbus apsidirbom. Tai šiandien jau vėl laisvadienis, važiavom, kaip sak, dar biškį dasi prekinti visokių smulkmenų iki miestą. O jums susukau tokį trumpą vidosiką, ką ponsekės klijauti tas plitelis, žodžiu, dar visokius smulkmenas ir kaip saka, tikus labai smarkiai neišpeiksit, nes čia buvo mano, sakykime, realus pirms bandyms klijauti tas plitelis vonio. Esu klijavęs anksčiau, tai po kokius 2-3 kvadratus, kaip sako, grindų korek, tik padėti, kaip sako, tas plitelis, daugiau niek. Tai čia buvo toks biškį rimtesnis darbs, bet galvoju, nu, reik pabandyti. Nepabandys, nežinosi, kaip tau ten sekas. Ir, kaip sako, tuo pačiu biškį gyjau ir praktikas naujos, čiut pramokau, kaip sako, naujų žinių visokių. Rezultats ganėtina manim tenkint, kaip pirmam kartu. Tai va, tikus daug neišbrokist ir, kaip sako, galėjom čiuošti į video, ne? Beje, visus noriu pasveikinti tuo pačiu ir su šventėm, kaip sako, su kūčiom, su kalėdom. Gerų ateinančių naujų metų visiems, sveikatas, meilės, laimės, pinigų ir ko tik kas jums reikia. Tai va, tokie linkėjimai, o dabar einam žiūrėti video. Labas rytas, draugai. Kur čia Valentinas ir įsivėlis? Kas čia žin? Žodžiu, situacijai tokia. Dirbu būniu, esam biškį pasiskaidį, modestas darbai namų objektai, aš kitam, mantis dar kitam objektai. Tokie darba vors blogas, kaip sako, ardytis nieko nen, tai ten kažkur krapštytis. Tai vo ir mes šiandien vonioje klijaunu plitelis, prisipažinsiu, čia yra mano antrus kartus, kaip aš bandau klijauti plitelis. Ir ko aš galiu pasakyti, visai neblogas čia sekas. Plitelis tokis 30. 60, tai naudoju lyginim sistemelį, patį paprasčiausiai ir klijuoju po biškulėlį, lipdau, nėra didelį tavonį, mažyti, kažkaip grindų, gal kokiai 2,5 kvadratą, biškai apsišiukšlins, apsišnerkštis, bet, kaip saka, reik kažkur mokintis, kažkur reik išmokti, kad išmokčiau, kad galėčiau paskerėti klijuoti plitelis kur nors kitur. Žadėjau nieko nefilmauti iš tikrųjų, bet galvoju padarys trumpą reportažą iš tos miniatiūrinės vonios. Tai čia per dėjimą laiką išsiklijavau ton. Čia šitas, ir čia da tokį seinelį ir užklijaut. Tai šiandien atvariau dasibaigsiu čia tom vest vidinį kertelį. Prasitepsiu dar grindis, biškį su hidroizoliacija į kampus įsilenks. Susitvarkysiu čia, kaip sak, ir užsiklijuosiu grindis. Ir tada, kaip sudžius grindis, paskutinį eilį plitėlį sukėšu dar pagal apačią. Ir bus miniatiūrinį vonę baigta. Žodžiu, yra situacija toj, kad daug laiko dabar tenks skirti. Kad žinot, kad laikaus C kategoriją. Tai pravažiavimą praktiškai kas antrą dieną. Ors nekoks, stoga plėštis naują pradėti daryti nelabai išeina. Tai va pasimiau tokį miniatiūrinį, kaip sako, halturkį pas kaimynus vonioje. Išgriovėm seną vonę, pertvarkė santechniks biškį čia vis vamzdyną. Ir mes tada jau išsilyginom sienas, išsigipsavom viskon, pasiruošėm, įsitepėm hidroizoliaciją ant seinų ir pradėjau klijauti plitelis. Prisižiūrėjau žydrūną, kaip klijau tas plytkus, galvoju, kodėl aš negaliu. Robertas Milenčius irgi klijau plitelis, galvoju, nu ką aš, varav ir aš. Tai žodžiu, taiko vanų standartus klijaudams viskon ir normaliai visai sekas. O, kaip žydrūns rodė, pasidengiam plitelę plonų klijų sluoksnių, užsitepam ant seinas klijų ir lipdame. O, va, čia tur užsidėjęs jau visą seinelį suklijas.
užsitepu plonai ant plytelės, kaip sak, pagruntau ant tom plytelį ir tada jau švaksi junceins. Tai va, žodžiu, tie apidėliuoju tas plytelis. Niekur neskubu, bandau suvesti tas lėnys, kad būtų gražia. Plytelis biški, tai matmenys skiras, kiekvienos, vien didesnį, vien mažesnį, bet karts čia pakišu biški pakaištuką, vos prikelu, kad čia suėtų gražiau tos linijais vis, nes jeigu nieko nedarau, tai pradėt bėgiuotis baisę. Tai va, taip kažką bandau išsitaikyti, niekur, kaip sakau, neskubėdams, naudojus žydrūną ir statybininkę migrantą. Patarimas klijaunant plytelis, tu, kaip sak, nebandysi, neišmoksi. Kadangi aš nesu plytelčiks, įrankių daug neturiu tokim darbam, kad čia nepjaustyt po kažkies 45, tai paėmiau tokį minimalistinį baltą išorinį kampoką. Tai va, įsistačiau, čia gražiai tep prie pat plytelis, iš tos pusės atsimuš tep, nelaban čia kremtreliai jėkis tas kampuks. Mums visai gražiai atrodo. Aišku, jeigu dėčiau čia tom gal tokį pusapvalį ton, toks blins biškai atrodė, dabar tas toks, praktiškai nematoms kampėlis, tai man patinka. Čia skylį turi išsipjovis šitam reikalui. Kabelį kišiam per viršų. Čia da mažą skylelį padarysiam tokį. Išsipjausiam, ten į ventiliacinį šachtą toliau. Ir suleisim viskam. Paklausim, kaip man sekas. Aš manau, kad man visai normaliai sekas. Tos linijėks, sakykime, čia kampa kaip ir su N. Kryžiuką. Tai, vos kai kur gal pabėžk ten nori pasibėgiuoti, bet čia saka jau čia kiekvienam tai būn. Tas čiučiut atrodo kreiviau, viršau tas sekundės jau idealiai atrodo kryžiuks. Tai labai sunkia suprasti, tas kaip ir idealiai, tas idealiai žodžiu. Tai va, čia vienas kams bištuks atrodo pabėgs, bet čia aš niek nepadarysiu. Ant tos einas irgi tos siūlėlis atrodo visai normaliai. Galėjau gal tik tas tus pakaištuks paimti 3 mm kokių. Būtum buvo iš mažesnė tai fugų tarpelė. Čia dabar 3, nes tokių turėjo jau mūsų, kaip sak, posimaišą. Tai kad nemeis lau, galvoju sunaudos čia. Šiaip neatrodo baisė, ko nežinau. Viskas man po kol kas patinka. Paskiau palei plytelis lygiai čia nulesiam lubas, padarysiam ir išvis bus gerai viskas. Ko nepaminėjau, tai kad bandau sutaikyti datus raštus plytėlių, kad tos lėnys va čia taip atsikartuotų, sutaptų žodžiu kažkap tai ornamentą biškį, tai tenk pasikelnuoti biškį tas plytelis iš pakių, pavartaliuoti, kad gražiau sudėti kažkokį tai ton raštą išgauti. Bet manau, kad pusė varkuties čia man įgaunas viskas. Maunu biškį iki miestą. Visas liulins, skaitus vakar buvo išsiplojus drabužius, peklantas, pats kas neplaut vėliek. Čia su tokies darbas, aš nežinau, kaip turi išmokti dirbti švarę, kad nenusiteptum, čia ir be šansų. Tai va, žodžiu, leku iki miestą, yra Julius Beniušis, statybininkas emigrants, idėjais man siuntinoką iš Danijos. Saik, švižio žuviais į pridėjai šventėm, tai leku pasiimti. Ta kažko sakė ir įmėtis kažko, tai nežinau, ne pats kon tiksliai. Važiau, žodžiu, pasiimsiu siuntinoką ir grįšiu klejoti plytėlį toliau. Jodžalty žuvis, mūsų tas gyva, datė apsudėjai šviežį, kon tik ištrauk, nei kraim nenukapojais. Vėsi, to iš tą šaldiklėlį žuvelis, jau, tu pagal svorį ir nemažai. Oi, bus skanu. Da, paskiau porą kažkokių dėžučių, tą ne pats nežiūrėjau, niek, kaip sako, paskiau pasižiūrės. Konans montėm prikrovi žaltys. O mes, žodžiu, judam atgal klijoti plytėlį. Mūsų tas tų seino patinį detalį neplijaus, važiau grindis susidedu į varys numė. Nu kon, lauktojus pasiimtas, grįžtant prie plytėlių reikalų, ne? Žodžiu, nieką vakar nebenufilmavau, kaip sako, parvažiavis. Ir kon, išsiklijavau dar grindis. Dasibaigiau apie vamzdžius. Tai dasibaigiau čia, tom plytėlis įdėjau. Atsižymėjau skilutis visur. Žodžiu, susiklijavau čia. Grindinis plytėlis jau šiandien galės užlipti ant nudrosę. Išsispardyti visus plasmasiukus. Čia apsipjoviau biškį plačiau, kad pralystum per to briauną vamzdžiaus mane, nes kitaip nenužmauti. Ir va, toks vaizdelis. Tai šiandien kas mane lieka.
Realiai galiu sakyti, išsidaužau tuos visus šitas plasmasiukus laukon, išsišlaunu, išsivalau dar biški visas tas siūlis tuokis ir užsiklijaunu apačiu dar. Čia dar visur negali čia apklijauti apačios, tai galiu čia plėtelį realiai veinu užsidėti, nes čia statysies padėlis dušauto veito. Tas skylė čia gali būti biškitenam padaryti, bet čia suvums daug nusyvęs, žodžiu, toks 70 metrų pasistatys dušo paduks, čia pasistatys klozets, čia pasistatys spintelį. Čia situacija irgi tokia, kad nebegalėjau daugiau jau išlyginamui išpelti, kad paslėpti tus visus vamzdžius, tai ir taip kapir žodžiu. Paimsiam čia kapų spintelį, iš priekiaus užsidarys, ten kažkoks paduks, nes tie patie vamzdai palikti visi išorė, kažkokį tai spintelį reikės prašyti baldininką, kas sukomponautų, kad visko čia paslėpti ton nesamonį. Čia pasidės mini kriauklytį, čia vėl toliau aukščia ves spintelį žodžiu. Ir viskas užsislėps čiunai. Tai mano misija, sakykime, galiu realiai įsidėti čia plitelį, tom vis kampą apsėti. Ir čia dar vien plitelį gali prisiklijauti, nes toliau reikia laukti dušo padą, nes aš norės čia prasisilikoninti ton vis veitą, pristumti dušo padą priseins, į plitelį prileisti iki tuo dušo padok. Kad, tarkim, kamaudas, kad vundau nebėgtum už dušo padą kažkur, o kad nubėgtum teisę jėno, tai stumsiam padėlį čia prie sieną, žodžiu. Kas čia? Čia vakar dar įsiklijavau tas virš durų, susivedžiau plytelis. Ir, žodžiu, niek daug neblė, galės neužilgai vėl lubas pradėti ruoštis daryti. O dabar galai pataškyti biškį plasmasiukų. Down. Plasmasiukų rojus. Išspaldyti šitą. Nu ir tebūnie švara, pasakė Valentinas. Dabar reikia dar prasivalyti tas veids, nežinau, aš nemoku taip švarę klijauti, kaip sak, iš kur tu gali mokėti, kaip sak, pirms įklijaudams normalia tas plytelis, neskaitant tų ten, kur po kokius 2 kvadrats, 3 kvadrats, kur nors ką kelis plytelis padėdi. Tai va čia dar mokintis, kaip sak, kad nereiktum paskiau žaistys su tokias kleckas. Nu, bet faktas tas, kad prasikaišu visas siūlis, nusivalys su tu jau visas plytelis, kad būtum švaris. Ir tada tvarkytis apačios jaučiu. Sterliojau su tom plytelėm, skambien Ramūnas iš stogų mozaikų, saka, atvažiauk, yra parėjai, sneiga gaudytuvą, sak tava. Važiauk, sak, susirink, nes šiandien paskutinį dieną ir atostogų šiandien, tai leidu pasiimti, nes paskui norėsim darbautis nebeskap, kaip sak, iš parduotuvėse nupačiupti, tai aš nusimėjau nuo tų plytėlių, varau žodžiu pasiims sneiga gaudyklis ir kažkokiom tai dienom reikės sumontuoti jas. O, kur mes čia atsidūrėm? Važiavau pro šalį, kaip saka, staptelėjau susimatauti naują projektą, tai reikia atsimatauti laukinius eino atstumus, centrinis einas atstumus, žodžiu, nes biški ir vos švelnia visokių pakeitimų. Ir kad galėčiau padauti santvarom, užsakyti matmenis. Čia bus mūsų būsimas tai projektas, ką pagamins santvarikis. Turėsim tokį stogą su nedidelės nuolydžias, su klasik stoga danga. Žodžiu, jau kaip ir nekantrauju, kada galėsiu pradėti pagaliau naujas stogas, nes sena griūvena kažkokį, o turėsim tokį nuostabų gyvenamą namą, katram reikės padaryti stogelį. Tai bus ne tik nams, čia bus 2
objektą veinam. Ir dar garažiukas toks 7x7 garažas, o nams gaunas kokį beveik 11-10, kiek čia morodos iš šiandien dabar. Nežinau tiksliai, gal į daugiau netgi gaunas. Dar nemažas namuks iš tikrųjų bus veiklos, žodžiu, padaryti tokį namok. O kon mes toliau, kaip sako, susimatavo viskon, galėm leisti, kaip sako, atgal prie plytelių darbų. O, plia. Rytas perone. Važiuojame į darbą, kol dar naktis. Oi, pasinaudokim progą, kai jau esam prie pat. Reikia atiduoti. Iš šitos velniukus montajanų jau nebereikia. Bum, sanlitas. Varal. Bam, badadam. Nu, kažkaip taip atrodo mona padaryti pirmą vonį. Sudėjau toks baltas lubas, nauja lempa, kampukai. Šitą silikoną kertelės sudėti, užfugaut. Nežinau, visai neblogas šiaip užsifugau. Galėjai galbūt bišta fuga mažesnį, bet plytelį su tokiu kantuku nuvertim, tai biš gavos platesnį, o ant grindų gavos tokį siauresnį fugelį. Apač čia su silikonu užtepiau, nes pasistatys čia dušo padas, žodžiu, kai jeigu karts prabėgtų, kad nebėgtų už plytelių, ir paskui dar susiklijaus čia likus plytelis. Pastačiau kranioką dar tualetų. Žodžiu, išvargau čia kerti, susiklijavau vis. Čia gavos tokį pazabrazai. Ir viskas, nei čia daugiau ko rodyti jau. Kaip ir praktiška pabaiga. Dar duris įsidės ir čia susitvarkys tada pačiai gal. Viso. Kaip sako, atiduodu jūsų teismui savo pirmą darbą. Dar ir feną, kaip sako, ištraukėjimą pastačiau. Tai žodžiu, pilna. Nu pat išardymą. Čia grindys išsipilėm su betonu, paskiau išlyginamui, paskiau seinas išsidaužėm visas. Susidėjom, žodžiu, gipsus, tada plytelis. Nu ir ko nežinau, biškį užtrukau, bet viskas šiaip nebloga, mums patinka. Kaip pirmam kartui, aišku, tobulėti yra kur tikra. Biškį kai kur tos siūlelis tokį švelnę gal iš tavo prašokus paliek, bet nieko baisos. Tenkinti ir aš patenkinsiu. Čia reikia man čia tokį užsidėti, nes šiandien tik tom kranai dėjau, tai žiūriu, kad niekur nelaš, susukau gražią, tai galės, žodžiu, tom manžetą užklejauti, tai nas irgi. Tai va, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir, drauga, iki sekančių kartų.